Sveiki visi, kurie tik prisijungė, sveiki prisijungė į renginį įgūdžiai, kurie laimės 2025 metais. Aš esu Ugnė, Vilnius Coding School karjeros centro vadovė ir šiandien moderuosiu mūsų šios dienos susitikimą. Tai labai labai džiugu matyti, kad tiek daug smalsių ir ambicingų žmonių prisijungia sužinoti apie tai, kokie įgūdžiai bus svarbiausia 2025 metais. Tai gruodis turbūt yra pats puikiausias momentas, kada galim pasižiūrėti į ateinančius metus, bei jam pasiruošti ir žinoti, kurios įgūdžius iš tiesų svarbiausia yra susikoncentruoti ir investuoti savo laiką, kad būtume visada žingsnių priekyje savo karjeroje. Taigi, tai kasgi pristatys mūsų šios dienos renginį, tai pristatymus yra paruošusios CyberCare atstovės Austėja ir Radvilė, tai labas jum. Tai labai džiaugiuosi, kad šiandien prisijungiat, ačiū jum. Tai Austėja yra atrankų specialistė CyberCare įmoniai, o Radvilė yra atrankų komandos vadovė. Taigi, tai labai noriu visiems palinkėti įkvepiančio renginio. Nepamirškite užduoti klausimus, kadangi po jų pristatymų turėsit galimybę užduoti klausimus, tai drąsiai rašykite į chatą. Ir ką, tada mikrofoną perduodu Austėjai ir Radviliai. Taip, ačiū tau, Ugne. Pasidalinsiu mūsų skaidrėmis. Viskas matosi, taip? Taip. Super. Tai labai smagu mums čia būti kartu su Austėja ir tikrai labai toks smagus metas metų pabaigoje pasidaryti tokią kaip ir refleksiją. Bet pirmiausia, žinoma, susipažinkime ir pradėkime nuo mano kolegės. Ačiū Radvilė, ačiū Ugnė irgi už tokį pristatymą trumpą, tai vad norėtųsi galbūt prisistatyti šiek tiek ilgiau. Tai būtent kaip ir paminėjau, Ugnė, esu atrankų specialistė, pati CyberCare dirbu apie metus laiko, bet tokios rekrutmento patirties turiu apie 3 metus. Tai tikrai per savo patirtį teko ne tik pabūti ir, tarkim, iš įmonės pusės ar ne, hirinant, samdant kandidatus, bet teko pabūti ir kandidato pusėje, tai vadinasi tikrai padėjau žmonėms pasiruošti CV, padėjau susikurti LinkedIną, jį patobulinti, tai šiandien kaip tik ir pasidalinsiu tokiais praktiniais pasiūlymais, patarimais, kaip reikėtų tai padaryti. Na, o aš esu Radvilė, CyberCare įmonėje dirbu jau 1,5 metų. Apskritai su atrankomis ir žmogiškaisiais ištekliais jau eina 7 metai. Daugiausiai patirties turiu įgijus klientų aptarnavimo įmonėse, bet esu pasamdžius tikrai ne vieną ir kitų sričių specialistą. Ir šiandien mes taip pasiruošėme jums papasakoti pirmiausia, iš kur mes pačios esame ir kas ta įmonė CyberCare. Labai trumpai, kad tiesiog suprastumėte, iš kur atėjome. Tada, žinoma, pereisime prie svarbiausios šiandienos temos, tai kokie tie įgūdžiai, kurie bus svarbus 25, o gal net ir ilgiau. Tuomet Austėja, kaip ir minėjau, papasakos apie tai, kaip juos tinkamai pristatyti savo CV, LinkedIn'e. Pakalbėsim ir parodysim realius pavyzdžius mūsų įmonėje, kaip žmonėms pavyko užaugti tech srityje ir turėsim tiesiog trumpą apibendrinimą viso šito. Tai trumpai apie mūsų įmonę. Mes esame šiaip įmonių grupė Tesonet, kaip atskira įmonė CyberCare veikiame nuo 21 metų. Ir ką mes veikiame, mes aptarnaujame klientus, kaip galite matyti, beveik visame pasaulyje. Tikrai daug lokacijų, daugiau negu 170 šalių. Užklausus gauname tikrai daug, 15 milijonų plus. Ir visas darbas pas mus vyksta raštu, anglų kalba, žinutėmis ir elektroniniais laiškais. Kokie tie mūsų klientai, su kuriais bendradarbiaujame, tai yra visi Nord Security produktai, Surfshark ir pats naujausias, galbūt teko matyti ar girdėti, mūsų produktas yra Seilė, tai yra eSIM paslauga. Šiai dienai jau irgi turime užsiauginę nemažą komandą, nes per paskutinį pusmetį šis produktas labai sparčiai išaugo. Na ir mūsų komandos dirba, CyberCare komandos dirba iš 3 lokacijų, tai turime ofisus Vilniuje, Kaune ir Ukrainoje. Vilniuje turime tokį didžiausią darbuotojų skaičių ir didžiausią ofisą. Bet kadangi šiandien susirinkom labiau pakalbėti apie įgūdžius, 25 metais pradžioje dar norėčiau sustoti ir truputėlį grįžti į tai,
kas buvo prognozuojama 2024 metų pradžioje. Tai dažniausiai tokias apžvalgas daro LinkedIn, tai jie metų pradžioje buvo paleidę apklausą, kurioje 9 iš 10 vadovų patikino, kad vis tik minkštieji įgūdžiai, angliškai vadinamieji soft skills, šiai dienai yra vis dar labai aktualūs, nepaisant technologinių naujovių, dirbtinio intelekto ir kitų įrankių. Tai čia galite matyti 10 top įgūdžių, kuriuos buvo įvardinęs LinkedIn metų pradžioje. Pirmoje vietoje karaliauja komunikacija, jinai niekur nedingsta, tai manau yra vienas iš įgūdžių, kuris visada yra labai svarbus. Bet ką aš dar pabrėžiau kaip tokį atskirą įgūdį, tai yra gebėjimą prisitaikyti prie technologinių pokyčių, prisitaikyti prie pozicijos pokyčių ar netgi prie visų šitų įgūdžių pokyčių, nes keičiantis technologijom keičiasi mūsų komunikacija, lyderystės formos, klientų aptarnavimas, kuriame irgi vis daugiau atsiranda chatbotų ir kitų įrankių. Tai prisitaikymas yra toksai tikrai pats svarbiausias, net ir paklausus atrankų specialisčių kolegių, visos įvardina šitą įgūdį kaip vieną svarbiausių šiais metais, na ir pamatysite, kad jis išliks svarbus ir kitais metais. Taip pat nuo 2015 metų tyrimo duomenimis reikalingi įgūdžiai tam tikrose pozicijose per šitus paskutinius beveik 10 metų pasikeitė 25%. O kas yra prognozuojama? Prognozuojama, kad iki 30 metų įgūdžiai gali pasikeisti net 65%. Tai reiškia, mus visus gali tai paliesti ir mūsų visų pozicijos gali šiek tiek pasikeisti. Na, o kaip jos gali keistis, tai pabandysiu ir papasakoti apie tuos top įgūdžius 25 metais. Galima manyti netgi, kad tai nėra tik 25 metų, bet ir artimos ateities tendencijos. Ir tikrai ruošiantis šitam pristatymui teko paskaityti labai daug įvairių straipsnių, įvairių tyrimų ir tikrai gali būti įvairių suskirstimų, kaip tie įgūdžiai gali suskirstytis. Tačiau mes išskyrėm tokias kaip ir 3 pagrindinės grupės. Tai pradėkime nuo pirmosios, vėlgi nenustebinsiu, kaip ir 24 metais, taip ir 25 metais vis dar yra didžiulis fokusas į minkštuosius įgūdžius, kaip minėjau angliškai soft skills. Ir čia galite matyti tokį 5-tuką ir pirmose 2 vietose galite matyti, kad gebėjimas prisitaikyti ir komunikacija kol kas niekur nedingsta ir yra lygiai taip pat svarbus. Tuomet dar galime paminėti, atrodo, tokius gal ir savaime suprantamus dalykus, kaip komandiškumas, pavyzdžiui, bet netgi LinkedIn viceprezidentas savo įžvalgose pabrėžia, kad tarpasmeniniai įgūdžiai, jie turi vis didesnę vertę, nes jeigu žmonės gali komandose ne tik susikalbėti su technologijom, bet taip pat tarpusavyje rasti bendravimo stilių, atrasti efektyvaus bendravimo kažkokių metodų, tuomet ir darbiniai rezultatai gali būti tikrai pasiekti greičiau ir geriau. Emocinis intelektas čia gal labiau yra žinoma visiems mums pritaikomas, bet ypač vadovo rolėje, nes vadovai, kurie geba ne tik inspiruoti komandą, sudėlioti strategiją, bet ir tuo pačiu įvedant naujas technologijas, nepamiršti ir žmogiškumo, lygiai taip pat darbo rinkoje turės labai svarbią reikšmę. Dabar kaip šitus įgūdžius pirmuosius galėtumėte patys pritaikyti praktikoje? Tai šiuo metu ir mūsų įmonėje, ir daugelį kitų įmonių yra labai skatinama augimą, skatinanti mąstysena, angliškas terminas yra growth mindset ir stengiamasi atsiriboti nuo fiksuotos mąstysenos, kas yra fixed mindset. Tai ką reiškia ta augimą skatinanti mąstysena? Tai vadovas tikrai neprivalo ateiti pas jūs ir sudėlioti už jūs visą augimo planą, pasakyti, koks galėtų būti sekantis jūsų karjeros etapas. Visa tai yra žmogaus atsakomybėje ir vadovas yra labiau toks kaip pagalbininkas šiame kelyje. Tai vienas iš būdų yra vis dar plačiai naudojamas, mes turime jį ir savo įmonėje ir tikrai yra ir Lietuvos mastu tokių mentorystės programų, tai tikrai
labai drąsiai galima mokytis ne tik iš kažkokių konferencijų ar kažkokių knygų, bet mokytis iš arti esančių kolegų, kurie galbūt moka vieną iš įgūdžių, kurį norite išmokti ir jūs. Taip pat reikia nepamiršti tiek savo, tiek kitiems sakyti, kad klaidos nėra kažkokia problema, tai yra labiau augimo dalis ir ypač per savo klaidas mes tikrai geriausiai išmokstame naujų įgūdžių. Taip pat galbūt tikrai irgi nepasakysiu nieko naujo, bet primint labai norėčiau visiems, kad augimas ir mokymasis niekada neturi tos tokios pabaigos. Niekada nebusime visko išmokę, visko sužinoję, todėl ugdyti save ir mokytis reiktų visą gyvenimą. Taip pat, ką dar galėčiau iš patirties pasakyti, kad įmonėse mes labai dažnai dėliojamės kažkokius veiksmų planus, strategijas, dėliojamės biudžetus, tačiau tikrai galime daug ką pritaikyti ir savo asmeninėme gyvenime. Tai kodėlgi savo nesusikūrus irgi plano, kokių aš noriu įgūdžių mokytis, kokių man reiks resursų, per kiek laiko aš galbūt galiu tai pasiekti ir panašiai. O jau praktinis pavyzdys, einant į darbo pokalbius, tai nepakanka tikrai pasakyti atrankų specialistui, kad esu labai komunikabili ar labai komandiška. Reikėtų tikrai panaudoti praktinius pavyzdžius ir pasiektus rezultatus. Pavyzdžiui, jeigu jau aš sakau, kad aš esu labai komandiška, tai kaip tas mano komandiškumas pasireiškia, koks buvo rezultatas, ko galbūt iš to išmokau. Dar yra keli minkštieji įgūdžiai, kuriuos noriu paminėti. Jie gal labiau orientuoti jau tokią lyderystę, bet nebūtinai. Lyderystė ne tik yra vadovo atsakomybė, kiekvienas galime būti lyderiais ir savo pozicijoje, savo specialybėje. Bet jeigu vis tik esate vadovas arba siekite būti vadovu, tai labai svarbu atrasti tą būdą ir bendravimo įgūdį pritaikoma visai komandai, kad darbuotojai ne tik gautų nurodymus, bet ir turėtų savarankiškumo. Ne visada vadovas turi priimti visus sprendimus ir kartais įtraukus komandos narius galima tikrai rasti dar geresnių sprendimų. Ir čia mums visiems tikrai irgi svarbu prisiminti, kad dažniausiai, kai norim kažką išmokti naujo, tai visada tai būna kažkas dar nebandyto, galbūt kažkoks naujas įrankis, bet labai svarbu yra prisiminti ir tobulinti šiuos visus minkštuosius įgūdžius. Galbūt aš labai esu stiprus lyderis, bet aš nežinau, kaip ta lyderystė keičiasi keičiantis technologijoms, todėl net ir tas stipriasias savo pusės reikia karts nuo karto pabandyti paugdyti. Na ir aišku, ką dar šiandien kartą paminėsiu, reikia ugdyti talentus ir reikia tų naujų įgūdžių mokintis mums visiems, nes tikrai su laiku mes visi ir mūsų visų pozicijos gali kažkiek keistis, koreguotis ir bus reikalingas taip vadinamas persikvalifikavimas. Tai va, tada pakalbėsiu apie techninius įgūdžius, tai tokia bus kaip antra kategorija. Čia galite irgi matyti tokius labiausiai visose straipsniuose ir tyrimuose išskirtus techninius įgūdžius. Žinoma, pirmoje vietoje tikriausiai irgi nenustebote pamatę dirbtinį intelektą. Jisai vis dar yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Ir yra toks pasakymas, kad greičiausiai dirbtinis intelektas artimoje ateityje nepakeis žmonių. Tačiau jis gali pakeisti, žmonės gali pasikeisti tie, kurie dirbtinį intelektą juo domisi ir jį naudoja, gali jie pakeisti tuos, kurie to nedaro. Tai rinkoje tikrai vis labiau skelbimuose galima matyti, kaip galbūt seniau buvo populiaru sakyti, kad reikalingas kompiuterinis raštingumas, tai dabar jau vis atsiranda skelbimų, kuriuose yra reikalingas dirbtinio intelekto bent jau kažkoks minimalus suvokimas ir supratimas. Taip pat pasauliniu mastu šiai dienai, kasdien pasaulyje atsidaro mažiausiai 10 000 naujų pozicijų, būtent dirbtinio intelekto srityje ir manoma, kad taip išliks ir 25 metais.
Taip pat yra tokia System Design School, jie atliko tyrimą būtent jau apie tokias labiau programinės įrangas ir programinius įrankius. Ir pagal Glassdoor skelbimus vis dar išlieka Pythonas, SQL'as ir Java kaip top įgūdžiai IT srityje. Tai turėtų išlikti ir 25 metais. Dar labai tokia ir mums artima sritis, tai yra kibernetinis saugumas. Mūsų įmonė bus pavadinimas vien jau irgi yra apie tai. Tai kibernetinis saugumas šiai dienai jau yra tikrai daugam žinomas, specialistų jau yra, bet rinka dar nėra perpildyta šių specialistų. Nes keičiantis technologijoms ne tik yra suefektyvinami darbai ar pagreitinami procesai, bet atsiranda vis daugiau sukčių ir kibernetinių atakų. Todėl planuojama, kad darbo rinkoje kibernetinio saugumo specialistai ir tai išmanantys žmonės taps vis labiau paklausus. Na ir kalbant apie techninių įgūdžių panaudojimą praktikoje, tai vėlgi kalbu apie augimą skatinančią mąstyseną, nereikia laukti, kol vadovas ar kažkas ateis ir pasakys, kad reiktų gal suefektyvinti kažkokį procesą ar automatizuoti. Galima pereiti per savo atsakomybę, savo projektus arba tiesiog įmonės procesus, prie kurių prisidedate ir pabandyti panaudoti atitinkamą įrankį, tuo pačiu išmoksit ir kažką naujo patys ir suefektyvinsite savo kasdieninius darbus. Taip pat labai patariu pasigalvoti, kad techniniai visi sprendimai ne tik yra aktualūs techniniam komandom. Pavyzdžiui, ir mes savo atrankų komandoje jau pradėjome galvoti, kaip 25 metais galėsime dar labiau panaudoti dirbtinį intelektą, kad kandidatų patirtis atrankose taptų dar geresnė, galbūt greičiau galėtume padaryti tam tikrus dalykus, bet žinoma, nepamirštant ir žmogiškojo faktorio, kuris, kaip jau ir minėjau, kol kas niekur nesitraukia ir išlieka labai svarbus. Na, o jeigu jau einate į interviu ir norite pristatyti savo techninius įgūdžius, tai labai svarbu naudoti pavyzdžius. Na, tarkim, pasakyti, kokį projektą sukūrėte naudodami dirbtinį intelektą, kokio dydžio buvo projekto komanda, kokia jūsų buvo rolė tame projekte, koks buvo lūkestis, ką pavyko pasiekti ir panašiai. O jeigu jau kalbame apie programinę įrangą ar programinės kalbas, tai labai svarbu yra paminėti, kiek metų jau dirbate su ta programa ir kokio lygio specialistu save laikote. Gal turite netgi kažkokių konkrečių irgi pavyzdžių. Na ir trečioji tokia grupė, tai ją pavadiname taip problemų sprendimas, tokia bendraja prasme, tai po ją palenda daug ir gal net visai skirtingų dalykų. Tai vis dar yra labai vertinami rinkoje žmonės, kurie geba analizuoti duomenis. Nes jeigu mes mokame pasinaudoti dirbtiniu intelektu ar kitų kažkokių įrankių, bet nežinom, ką veikti su gautais duomenimis, tai greičiausiai naudos nebus tiek daug. Todėl labai svarbu gebėti mokėti panaudoti tas gautas žinias strategiškam planavimui, įjungiant kritinį mąstymą ir panašiai. Tačiau tokia tyrimų organizacija Statista taip pat padarė tyrimą, kuriame dalyvavo apie 70% įmonių, kurios mano, kad kūrybiškumas iki 27 metų taip pat bus vienas iš top įgūdžių, labai irgi svarbių. Tai nors mes daug kalbame apie tokius labiau techninius dalykus, apie tuos minkštuosius įgūdžius, bet taip pat kūrybiškumas yra prie top įgūdžių ateinančiais metais taip pat. Na, o projektų valdymas tai irgi yra kol kas sritis, kur dirbtinis intelektas greičiausiai negali visko padaryti už žmogų ir rinkoje tikrai bus vertinami tie, kurie geba valdyti įvairiausius projektus. Tai irgi, kaip jūs galite kažkiek prisidėti prie to praktikoje, tai jeigu esate vadovo pozicijoje ar projekto vadovas, tai būtinai stenkitės vėlgi jungti augimą skatinančią mąstyseną, tai pateikti tikslus, o ne nurodymus, padaryti tokią aplinką, kad net ir galbūt kūrybiški žmonės ar netokie analitiniai žmonės turėtų galimybę savo idėjomis pasidalinti.
Kaip patys kaip darbuotojai tikrai rodykite iniciatyvą, kritiškumą ir pasitikėjimą. O jeigu jau iš praktinės pusės kalbant apie savo augimą, vėlgi, kodėl nepasidarius savo sąrašo apie savo stipriuosius įgūdžius, apie įgūdžius, kuriuos norite patobulinti, arba apie tuos, kurių galbūt šiai dienai apskritai trūksta ir dar neturite. Tai visą tai kalbu surinkus informaciją iš įvairių šaltinių ir tai nėra kažkas, apie ką kalbama yra tik nuo šių metų. 20 metais Pasaulio ekonomikos forumas jau pradėjo matyti būtinybę žmonėms persikvalifikuoti. Angliškai yra jų toks projektas Reskilling Revolution. Tikrai galima internete susirasti šiek tiek daugiau informacijos. Aš čia labai neišsiplėsiu, labai trumpai paminėsiu. Bet ką galima matyti, kad tai, ką jau dabar kalbėjau, ir jie yra įvardinę kaip pagrindinius ateities įgūdžius, tai jie išskyrė būtent tokius: skaitmeninis raštingumas, kritinis mąstymas, gebėjimas prisitaikyti. Ir manoma, kad šie įgūdžiai padės darbuotojams iškilti konkurencingoje darbo aplinkoje. Taip pat čia buvo sakoma tais 20 metais, kad iki 25 metų, tai va, realiai jau nedaug beliko, pusė visų darbuotojų visame pasaulyje turės išmokti naujų kažkokių įgūdžių. Tai kiekvienas tikrai galite pareflektuoti per savo prizmę, ar per šiuos metus tikrai išmokot kažko naujo, ar teko prisitaikyti kažkaip kitaip darbuotis. Jeigu pagausite save manant, kad visiškai nieks nepasikeitė, tai tikrai siūlyčiau pradėti galvoti apie augimo galimybes vien jau dėl pačio savęs, o ne tik dėl įmonės. Nes mane pačią tikrai irgi šokiravo šitas faktas, kad yra planuojama, kad per ateinantį dešimtmetį technologijos gali pakeisti daugiau nei 1 milijardą darbo vietų, kas yra trečdalis visų darbo vietų visame pasaulyje. Tai tikrai skatinu pagalvoti apie savo paties augimą ir galbūt pagalvoti, ar darbas galėtų kažkur padėti, galbūt turit pažįstamų, kurie gali jūs kažko išmokinti, bet to yra labai daug įrankių įvairiausių internete. O kadangi mes pačios esame tos, kurios kalbiname žmonės, mes lygiai taip pat turim pasistengti prisitaikyti prie pokyčių. Tai šiuo metu yra tokios 4 tendencijos, kas gali keistis atrankų procese artimiausių metų ir jau netgi gal kai kur tai ir pamažu keičiasi. Tai, kaip jau ir minėjau, ir mes apie tai kalbam, bet dirbtinis intelektas tikrai gali vis labiau dalyvauti atrankų procese, ne tik CV peržiūroms ar grįžtamo ryšio suformulavimui ar užduočių taisymui, bet ir gali padaugėti netgi bendravimo iš kandidato pusės su dirbtiniu intelektu. Tai reiškia, kad suaplikavusi kažkokią įmonę, gali būti, kad pirmas kontaktas gali būti ne su žmogumi, bet su dirbtiniu intelektu. Taip pat vis labiau dėmesys yra nukreipiamas nuo išsilavinimo ir tradicinių kvalifikacijų, nes tikrai tas galbūt mūsų tėvų ar senelių mąstymas, kad mano įsigytas jaunystėje išsilavinimas man padės visą gyvenimą arba visą gyvenimą dirbsiu vienoje įmonėje ir vienoje pozicijoje, taip galbūt tai ir įmanoma, bet reikės tikrai labai prisitaikyti ir labai daug ko naujo išmokti, norint išlaikyti tą pačią poziciją. Taip pat yra tikrai gerų specialistų, kurie galbūt nėra pabaigę tos srities mokslų, kurioje dirba, tačiau per praktiką ir įgūdžius ir realius pavyzdžius yra įrodę, kad jie geba toje srityje būti. Vėlgi paminėsiu minkštuosius įgūdžius. Atrankų specialistai atkreips dėmesį ne tik į tai, ką jūs mokate padaryti, bet ir kaip tai padarote, nes vis labiau yra kalbama, kad komunikacija, komandiškumas ir prisitaikymas tampa tiek pat svarbus, kiek ir techniniai įgūdžiai. Nes jeigu žmogus yra stiprus techniškai, bet nemoka galbūt iškomunikuoti komandos daliai savo techninių įgūdžių, tai nebus tikrai pats geriausias specialistas, kurio tikisi įmonės. Na, o darbo skelbimai jau gal dabar pastebėjote, kad jų dabar galima rasti įvairesnėse platformose, ne tik LinkedIn ar darbo portaluose, bet vis labiau populiarėja Instagramas, gali netgi ir TikTokas būti toks kaip ir šaltinis.
Ir šiai dienai, ypač jaunoje kartoje, labai veikia rekomendacija iš lūpų į lūpas. Ir manoma, kad šita tendencija laikysis ir artimiausiais metais. Tai aš tiek trumpai apie įgūdžius iš tokios teorinės pusės ir dabar perleidžiu žodį Austėjai. Ačiū labai, Radvilė. Tai kaip ir Radvilė paminėjo, kalbėsiu dabar labiau iš tos praktinės pusės ir būtent noriu išskirti CV ir LinkedIną. Tai pradžioj turbūt ir pradėsiu nuo CV. Taip. Kodėl svarbu yra pabrėžti įgūdžius CV, ar ne? Turbūt dėl to, kad atsivertęs rekruteris iš karto perskaito jūsų CV ir galbūt neužtenka tik tos pozicijos, ar ne, ir funkcijų, ką veikiate, bet labai svarbu tiesiog paminėti tie įgūdžiai. Tai dabar sekančiai skaidriai ir pakalbėsiu, kaip galima tuos įgūdžius paminėti. Labai svarbu yra struktūrizuoti. Tai ką reiškia struktūrizuoti, galbūt paminėti visus įgūdžius vienoje vietoje. Galbūt neužtenka, ar ne, aprašyme pozicijos bullet pointais išskirti, nes būna dažnai rekruteris neturi tiek laiko, ar ne, giliai galbūt labai įsiskaityti ir ieškoti tų įgūdžių, bet kaip ir pavyzdyje pateikti, tarkim, arba po dešinę, arba po apačią, tiesiog išvardinti, ar ne, techniniai įgūdžiai, softiniai įgūdžiai, programos, tarkim, su kuriomis naudojatės. Tai šita informacija yra labai svarbi ir tikrai rekomenduoju nepatingėti ar nepalikti vietos kažkaip CV. Jeigu tikrai neišeina vienam puslapį, tai bent jau skelti per 2 puslapius, bet tikrai pateikti šitą visą informaciją. Dabar kalbant apie įgūdžių pavaizdavimą. Ar ne? Praeitoj skaidriai matome, kad yra pateiktos kalbos, tarkim, SQL'as, Python'as, tai čia yra viskas aišku, bet tarkim būna žmonės kartais nori vaizduoti įgūdžius mokėjimo, tarkim, lygio. Tai va čia pateikiau pavyzdį tiesiog su kalbom, ar ne? Tai netinkamas pavyzdys būtų savo įgūdžius pavaizduoti taškiukais, diagramom tam tikrom. Klausimas turbūt kyla kodėl, todėl kad kiekvienas žmogus gali interpretuoti kitaip. Galbūt jūs 3 taškiukus interpretuojate taip, kad visai stipriai jaučiatės, tiesiog galbūt nevertinate savęs taip gerai, ar ne, kaip kitas kažkoks žmogus vertintų, o, pavyzdžiui, rekruteris galbūt galvotų vidutiniškai, ar ne, turbūt netinka. Tai ką paturiu, tai paturiu visų pirma kalbas išvardinti nuo native, nuo gimtosios kalbos iki mažiausiai tos mokymus ir tada, jeigu yra lygius patvirtinantis sertifikatas, galima tiesiog rašyti C1, C2 ir panašiai. Jeigu jo nėra, tai tikrai užtenka tiesiog paminėti žodžiais tą kalbos lygį. Taip pat, kaip ir kalbėjo jau Radvilė apie tos pavyzdžius, tai pavyzdžiai yra tikrai labai svarbu ir CV. Tarkim, ar ne, aprašote poziciją su kokiais 4 punktais, viskas yra labai gerai, bet po kiekvieną poziciją tikrai, ką siūlau padaryti, tai pateikti, ką pasiekėt, ar ne? Rezultatai, pagrindiniai pasiekimai. Ir tarkim, kaip čia pavyzdys, optimizavau procesus, kurie sumažino darbo laiką 15%. Tai apie kiekvieną poziciją išskirti tą key achievement, kaip mes sakome. Tai apie CV būtų tiek, apie tą įgūdžių pateikimą. Dabar galima pakalbėti šiek tiek ir apie LinkedIną, nes LinkedInas, jau kaip ir visi žinom, yra ne tik ta tokia bendravimo platforma, ne, žinoma, tai irgi yra apie tinklus, būti matomiems, galbūt dalintis tam tikrais įvykiais, patarimais, postais ir panašiai, bet LinkedIną, kaip ir mes iš rekruterių pusės tikrai galime paminėti, kad ieškom žmonių paieškai, ar nenaudojam žmonių paieškai. Tai irgi dabar pasidalinsim, kodėl yra svarbu tinkamai pateikti tuos įgūdžius. Prieš tai dar prieš įgūdžius kalbant, labai svarbu yra aplamai, kaip jūs save pozicionuojate LinkedIn'e. Tai čia įkėliau pavyzdį, tai čia yra mano LinkedIn'as, bet ką noriu tuo pasakyti, ar ne, kad turi būti švarus vizualas. Tiek ir coverio, tiek ir nuotraukos galbūt. Nuotrauka irgi turėtų būti šiek tiek labiau priartinta. Tiesiog, kad būtų švarus vizualas. Ir tada kalbant apie įgūdžius, tai tikrai labai rekomenduoju nepatingėti ir susitvarkyti šitą skiltį. Kodėl yra mums svarbi šitas skiltis? Nes, tarkim, kaip rekruteris ieško žmonių, mes turime tam tikrus nustatymus atliepti, ar ne? Tai, tarkim, pasirenkame miestą, pasirenkame
tarkim, ieškom duomenų analitiko ar ne, pasirenkam SQL kokį, susidedam viską, ko mums reikia ir tada mums tiesiog LinkedInas atfiltruoja tos žmonės. Tai dabar kitas pavyzdys būtų būtent apie top įgūdžius. Tai galime keliauti jau toliau. Šiaip, ką svarbu būtų žinoti, kad LinkedIną galima susidėti iki 50 įgūdžių. Jeigu tiek ar ne neturi, tarkim, arba nežinot, ką pateikti, tai tikrai nebūtina tiek daug susidėti. Svarbiausia galbūt būtų susidėti tai, kas atitiktų poziciją, į kurią jūs norite kandidatuoti, ar ne? Tai faktas, jeigu į kokią lyderiavimo poziciją ar nenorite į lyderio poziciją kandidatuoti, galite ir leadership pasižymėti, į kokią nors, tarkim, programavimo, tai tikrai išvardinkit ir jeigu, tarkim, programavimo kalbas, tai kaip Python, C++, SQL ir taip toliau. Ir tuomet yra top skillsai. Tai tie top skillsai, jie yra matomi pačiame viršuje. Profilyje po about skiltimi yra matomi pačiame viršuje ir vadinasi, kad pagal tuos top skillsus, kuriuos išsivardinsite priekyje, tiesiog rekruteris jūs suras lengviausiai. Tai irgi čia toksai tipsas iš rekruterio pusės. Dabar dar noriu šiek tiek pakalbėti apie darbinę patirtį, ar ne, kaip apsirašyti apie savo darbą, apie savo darbinę patirtį. Visų pirma, tikrai esu mačius pavyzdžių, kuomet, tarkim, viena darbinė patirtis neaprašyta, kita darbinė patirtis aprašyta bullet pointais, kita darbinė patirtis aprašyta pastraipą, tai siūlyčiau tiesiog, jeigu rašom viską, tai apsirašyti viską tvarkingai, suvienodinti stilių, taip pat po kiekvieną poziciją taip pat galima nurodyti skillsus ar ne, tai šiuo metu data analytics, data engineering, tai čia turbūt ir analitikos žmogaus pozicija. Taip pat, jeigu turėjote kažkokių interviu ar davėte kokią nors pastabą straipsnį ar išsakėte, ką nors, tai irgi prisekite tokias nuorodas ir patys nepamiršit, bus smagu pasižiūrėti, bet ir rekruteris, ar ne, matys, kur ir kiek dalyvavote. Ir dar tada yra vienas svarbus tipsas, tai čia kaip ir CV. Neužtenka parašyti vienos pastraipos, tikrai išskirkite tą svarbiausią savo darbinį pasiekimą, ką pasiekite, ar ne, nes tiesiog tai įtraukia, tai yra įdomu, tikrai retai žmonės šitą dalyką daro, bet rekruteriui labai įdomu pamatyti ir iš karto mato, tos pasiekimus, ar ne, tai toks labai didelis pliusas, sakyčiau. Tada būtų papildomas patarimas. Čianais būtų featured sekcija. Šita sekcija yra matoma profilio viršuje. Tai kaip yra mūsų nuotrauka, ar ne, vardas pavardė, about skiltis, po about skiltimi yra featured sekcija. Į šią sekciją galite susidėti svarbiausią informaciją. Tai tarkim, galbūt baigėte mokymus, ar ne, kad ir Vilniaus Coding School, parašėte postą, įsikėlėte diplomą, galite papinginti, įsidėti į pirmą puslapį, kad tas postas niekada nenueitų į apačią, ar ne, ir bet koks žmogus atėjęs į jūsų puslapį matytų, kad jūs, pavyzdžiui, baigėte mokymus, arba parašėte kokį nors taip pat postą, ar nenorite pasidalinti. Aš kaip rekruterė galbūt esu įsidėjusi karjeros puslapį, tiesiog šitą informaciją niekada nepasimes ir bus labiau matoma visiems. Toliau apie Open to Work rėmelį. Čia turbūt jau žino tikrai daug žmonių, bet vis tiek, kai ieškome žmonių, ar ne, kai rekruteris ieško žmonių, pirmiausia, akis ir kimba, ar ne, ant tokio rėmelio, jeigu pamatome, kad žmogus ieško darbo, tai galbūt didesnė tikimybė, kad mes greičiau sukontaktuosime. Ir taip pat apie Open to Work rėmelį svarbu žinoti, tai jo galima pasidaryti ne tik, kad matytų visi žmonės, bet galima pasidaryti per nustatymus taip, jog matytų jį tik atrankos specialistai. Tai tiek būtų trumpai tos informacijos apie CV, apie LinkedIną. Tikiuosi, kad buvo naudinga, nors kiek išsinešėt ar ne tos informacijos. O dabar dar norime sugrįžti ir pakalbėti apie CyberCare. Tai dabar pristatysiu CyberCare kaip tech karjeros akceleratorių. Visų pirma, ką svarbu žinoti, kad tik įsidarbinus dažniausiai žmonės turi 7 darbo dienų mokymus, ar ne, kur ir yra galbūt pertikimi svarbiausi tie įgūdžiai, pradedami jie lavinti, ar ne, pristatoma ne tik įmonės kultūra, bet ir tos darbinės tokios funkcijos.
Toliau mūsų žmonės gauna aišku planą karjeros link, ar ne? Turime įvairius mokymus, turime mentorystę, pagalbą kiekvienam karjeros etape, bet kaip ir Radvilė minėjo, tikrai reikia to growth mindset turėti ir pačiam žmogui, ar ne? Neužtenka, kad, tarkim, vadovas ateitų ir sudėliotų tą planą, tikrai turi inicijuoti pats žmogus, bet esmė visa, kad tų galimybių tikrai pas mus yra. Ką svarbu paminėti, galbūt, kad nuo 2021 metų bendrai CyberCare ir Tesonete buvo 350 plus vidinių karjerų. Tai čia irgi toksai nemažas ar neskaičius, kad tikrai tas augimas vyksta. Ir čia dabar yra keletas pavyzdžių, kuomet mūsų darbuotojai lipo karjeros laipteliais. Tai mes šiaip tikrai turime beveik visada atviras Customer Success Manager pozicijas. Tai čia yra toks pradinis laiptelis, norintiems kilti IT srityje. Ši pozicija yra kaip supporto pozicija, labiau mes orientuojamės, net nelabiau, mes ir dirbame su kitom Tesoneto įmonėm, su IT įmonėm ir orientuojamės į tech sprendimus, tai čia yra tokia tech supporto rolė. Na ir pavyzdys, ar ne, Mantas augo nuo CSM pozicijos iki Data Engineer. Kitas pavyzdys, tai yra mūsų kolega Titas, kuris taip pat augo nuo Customer Success Manager iki Unit Manager pozicijos. Na ir dar vienas pavyzdys, tai yra Liutauras, kuris taip pat šiuo metu yra Unit Manageris ir būtent išaugęs iš Customer Success Manager pozicijos. Tai tų karjeros akceleratorius pavyzdžių yra tikrai nemažai, čia yra tik keli pavyzdžiai, bet turime taip pat ir AI Labs skyrių, kur yra, tarkim, daugiau tokių techninių pozicijų. Ką kalba ši skaidra? Tai jinai atvaizduoja labai smagų dalyką, kad dirbame su draugais, turbūt visi pritars, kad su draugais dirbti yra tikrai smagiau. Tai nuo 2021 metų mes pasamdėme 237 rekomenduotus žmonės. Tai šita rekomendacijų sistema labai aktyvi pas mus įmonėje ir tikrai susilaukiam daug rekomendacijų, kurios ir pasiteisina. Na ir viso to rezultatas yra toks, kad netgi apie 30% šiandien dirbančių kolegų būtent atėjo per rekomendacijas. Pakalbėkim dar ir apie bendruomenės renginius, tai tų bendruomenės renginių turime tikrai daug, pradedant ir nuo CyberCare renginių, baigiant visą Tesoneto renginiais, tai turime naujokų dienas, kur tikrai įvedame naujokus, jie sužino daugiau apie kitus skyrius, ar nebūna tiesiog labiau įvesti į bendrą įmonę. Turime All Handsus, turime Okarsus, tai čia irgi tokios įmonės, ar ne, įmonių renginiai tokie. Taip pat turime ir bendruomenės renginius, žaidimų klubus, įvairius kitus klubus, tarkim, jeigu turite kokią idėją, ar ne, bet patinka stalo žaidimai, norite padaryti žaidimų klubą, tai tikrai it's up to you, tikrai galima tai daryti. Taip pat turime Teso Exchange programą, tai va čia irgi, ar ne, apie tuos įgūdžius, kaip įgyti įgūdžių ir mokytis taip pat ir iš savo kolegų, tai kaip pavyzdys galima tapti mentorium arba galima pasirinkti mentorių iš viso Tesoneto, paskui galbūt norite, ar ne, ateiti pasimokyti, gauti kažkokių praktinių patarimų, turime profesinių renginių, na ir kas liečia tą linksmę dalį, tai darbostogos, renginiai šeimoms, Tesonet bendruomenės renginiai. Ir dabar tiesiog norisi galbūt trumpai pakalbėti apie įdarbinimo procesą. Tai visų pirma, kandidatas atsiunčia savo CV, kurį mes peržiūrime. Antras žingsnis būtų toks, jog susisiekėm su kandidatu, tai va būtent rekrūteris susisiektų su jumis to tokio galbūt pirminio etapo metu, tai būtų video skambutis arba telefoninis interviu, per kurį tiesiog susipažintumėm, papasakotumėm plačiau apie poziciją. Toliau seka techninė užduotis. Na ir po techninės užduoties yra finalinis interviu. Tai tokie yra 4 pagrindiniai mūsų įmonėje esantis įdarbinimo žingsniai, kurie galbūt nėra labai ar ne išplėstinis toks labai ilgas procesas. Na ir čia yra pateiktas mūsų QR kodas, kurį tikrai galite skanuotis, jungtis, pasižiūrėti, kokių galimybių turime mes, galbūt ir jūs kažką atrasite.
Tai ačiū Austėja, tada liko porą skaidrių tokių apibendrinimo, kad tikrai išsineštumėt tokias pagrindinės mintis, ką norėjome jums perpasakoti. Tai vėlgi paminėsiu šiandien labai dažnai minimus minkštuosius įgūdžius, soft skills. Tai šie įgūdžiai jau tikrai kurį laiką kaip ir buvo, taip vis dar ir yra svarbus. Ir tokie pagrindiniai, ką reiktų atkreipdėmėsi ir pagalvoti, ar tikrai aš pats tuo tikiu ir naudoju, tai yra gebėjimas prisitaikyti, bendradarbiavimas ir nuolatinis mokymasis. Kalbant apie dirbtinį intelektą, jis yra naudojamas ir darbų efektyvinimui, bet, kaip ir kalbėjome, nepakaks tiesiog žinoti, kaip juo naudotis, bet reikia gebėti ir analizuoti ir pritaikyti gautus rezultatus. Problemų sprendimas, žinomas, paremtas duomenų analizė, kritiniu mąstymu, tačiau neužmirštant kūrybiškumo. Patirtis perteikiama per konkrečius pavyzdžius, tai gali būti konkretus projektai, ką minėjo Austėja, pamatuojami rezultatai, kad patirtis nebūtų tik tai kažkoks pasakojimas, bet ir argumentuota patirtis. Kaip ir Austėja jums pasakoja, LinkedIn ir CV laikykitės struktūros, vienodo aprašymo stiliaus ir būtinai nurodykite savo įgūdžius, apie juos šiandien daug kalbėjom, galbūt turėsit inspiracijos, kokius juos įsirašyti į savo LinkedIn paskyrą. Na ir augimas yra tikrai kiekvieno žmogaus atsakomybė, mes visi esame patys už tai atsakingi. Ir aišku, tam augimui padėti gali išsikeltas tikslas, tai gali būti konkreti pozicija, konkreti kryptis, planas, resursų išsigryninimas ir panašiai. Na ir visai pabaigai, kalbant apie augimą, pateikėm jums šiek tiek tokių kaip ir pavyzdžių, kur galima įgyti tų papildomų įgūdžių. Tai pradėkime nuo Vilnius Coding School, kurių dėka mes ir esame šiame renginyje. Tai irgi tikrai gali būti puikus startas, norint pagilinti žinias ar persikvalifikuoti. Yra LinkedIn Learning programa, kurioje yra įvairiausiomis temomis mokymų. Pirmasis mėnesis, kiek žinau, yra nemokamas, tai galima pasibandyti ir paskui, jeigu nepateisina lūkesčių, nepratęsti narystės. Kaip jau kalbėjom, mentorystė yra labai populiarus dalykas, tai tokios yra dvi platformos Lietuvoje labiausiai gal žinomos, tai LT Big Brother ir iDialog, tai yra mentorystės visiškai programos, platformos. Į moteris, kurios nori pereiti į tech pasaulio orientuotas projektas Women Go Tech. Taip pat yra tikrai puikių mokymų Courseroj, jie labiau yra galbūt mokami, bet tikrai daug gerų atsiliepimų esu girdėjus. Na ir toks gal vienas irgi naujesnių platformų kursuok.lt, kur galima gauti net ir finansavimą ir pasimokyti nuo programavimo iki galbūt kulinarinių kažkokių kursų. Tai tikrai be viso to yra dar, nepamirškime, ir daug knygų, daug podcastų, daug konferencijų, webinarų, tai viskas yra, taip sakant, jūsų rankose. Nebent Austėja dar nori papildyti ties mokymosi įrankiais mane. Aš manau, kad tikrai daug informacijos pateikta. Ok. Tai ačiū Jums, norim padėkoti, kad skyrėt laiko, tikiuosi pasiėmėt bent kažką naujo ir jeigu kiltų klausimų dar ir vėliau, ar šiaip norėtumėte su mumis susikontaktuoti, tai mus abi tikrai galite rasti LinkedIn. Ačiū Austėja ir Radvilė už tokį išsamų pristatymą, kad tik tais neišvardinot to 5 populiariausi įgūdžiai 2025 metam, bet kartu papasakot, kaip juos atvaizduoti, kaip jie turėtų atsispindėti gyvenimo aprašymuose LinkedIn. Tai labai tikiuosi, kad mūsų renginio dalyviai tikrai pasiėmė įkvėpimo, gal užsirašė vieną kitą tikslą kitiem metam. Tai ką? Kaip ir žadėjau, dar kartu į mūsų chatą įdėsiu Startup CV registraciją, jeigu šiuo metu ieškotės darbo IT ir tech sektoriuose ir esat pradedantieji specialistai, o kartu,
Taip, labai smagu, kad paminėta Vilnius Coding School. Tikrai labai laukiam visų mokytis ir įgyti naujų tech įgūdžių. Kartu prie kursų jūs gaunate ir minkštų įgūdžių kursą, kuriuos galėsit lavinti. Tai va, o dabar laukiame jūsų klausimų. Atidarom klausimų atsakymų sesiją. Tai drąsiai rašykite į Zoom chatą ir galėsime tos klausimus įgarsinti. Jeigu kol kas neturim, arba tą rašote, ar galvojate, aš turiu vieną klausimą, kadangi mūsų auditorija kaip yra linkusi mokytis, tai koks jūsų būtų patarimas geriausiai pavaizduoti, kad žmogus yra linkęs mokytis? Kaip tai geriausiai pademonstruoti? Aš galiu pasidalinti konkrečiai ar ne apie CV, apie LinkedIną, tai kas yra labai svarbu, tai turbūt iš mokslo, iš kursų gauname atestatus, ar ne, tai tikrai dėti atestatus, tikrai rašyti postus, ar net pasigirti, taip sakant, tai auditorijai visai. Na, tiesiog būkit matomi, tikrai dalinkitės, ką baigėte, toks būtų mano patarimas. Tvarkoj. Ačiū. Turim vieną klausimą apie gyvenimo prašymą, tiksliau CV. Ar CV reikalingas PDF formatu? Jeigu taip, ar visa informacija turi sutilpti į vieną A4 lapą? Tai Wordo formatu, ar ne, tarkim, tikrai CV nesiunčiam, kadangi, na, žinot, tas dokumentas yra atviras, tiesiog galima pildyti ir panašiai. Tai rekomenduoju tikrai daryti PDF formatu. Jeigu esate išradingi ar norit save išradingiau pateikti, tikrai galite ir kokias net skaidres padaryti ar video prisistatymą. Bet jeigu kalbant apie tą tokį CV pavaizdavimą lape, tai taip, rinktis PDF-ą, tikrai nebūtina visko pavaizduoti vienam lape. Čia priklauso nuo patirties, nes patirtis patirčiai nelygus, galbūt jeigu norim persikvalifikuoti, nėra viskas sudedama, visa patirtis ar nesudedama, galbūt yra sudedama tik tam tikra, tai tada tvarkingiau, švariau yra pavaizduoti vienam lape, bet jeigu turi daug patirties, galite skelti ir per 2 lapus, o labiau jeigu norite įgūdžius išskirti. Aš gal dar galėčiau papildyti, kad internete tikrai yra labai daug įvairiausių formų, kurias galima panaudoti, kuriant savo CV. Tikrai galbūt, ką atkreipiame dėmesį, kad tikrai pasitaiko tokių CV, kai žmogus įdeda labai didelę savo nuotrauką ir tada tiesiog labai mažai telpa to teksto vienam lape. Tai tikrai atrankose yra mums svarbiau matyti tą patirtį, jūsų tuos įgūdžius. Tikrai labai populiarėja CV formatas, perskeltas lapas per vidurį, kur vienoj pusėje galbūt labiau tie įgūdžiai išvardinti, kitoj patirtis. Tai nėra tikrai griežtų taisyklių, vienas lapas ir nedaugiau, bet aišku, nereikia ten ir prirašyti galbūt 5 lapų, nes geriau tada konkrečiau, o plačiau papasakot per darbo pokalbį. Taip, ir turim dar tokį klausimą apie taip. Kokia kalba rekomenduojate rašyti CV? Nes LinkedIn, bet kokiu atveju viskas yra anglų kalba. Tai čia irgi, sakyčiau, priklauso nuo pačios pozicijos, nuo įmonės ar ne, kur darbinatės. Šiaip, kalbant ar ne apie programuotojus įvairius, programuotojai tikrai ir tą anglų kalbą turi mokėti ir suprasti bent jau šių dienų ar ne pasaulio, galbūt ne visose įmonėse, tai anglų kalba pateikti CV yra tikrai nieko blogo, bet ir lietuviškai, ar ne, jeigu darbinatės į lietuvišką įmonę, taip pat yra nieko blogo pateikti ir lietuvišką CV. Taip, ar turėsime dar klausimų? Taip, ar įrašyti savanorystės patirtas? Aš tai sakyčiau tikrai taip. Man pačiai savanorystės patirtis padėjo, kai savanoriavau su Erasmus studentais, jau tada apsiėmiau, taip sakant, HR koordinatoriaus poziciją, kuri galbūt nėra labai kažkokia oficiali ir ilga, bet tikrai už to užsikabinusios kelios įmonės būtent to dėka mane pakvietė į kitus etapus ir aš pradėjau savo personalo skyriaus, taip sakant, karjerą be jokios patirties oficialios, bet būtent iš savanorystės. Taip, ačiū už atsakymą. Taip, ar įdarbinančios įmonės žiūri teigiamai į career break, kai skiri kokį pusmetį ar metus tik mokslams persikvalifikavimai?
Gerai, tai aš pakomentuosiu. Tai žinoma, nieko blogo ar ne, tai čia priklauso tiesiog labiau, ko įmonė ieško, kokios patirties ieško, ar atitinka keliamus reikalavimus, ar atitinka įgūdžius, bet, na, ta prasme, kad buvo career breakas metus, kad ir 1,5, tai tikrai neakcentuojam šitą dėmesio ir nepastarom vietos kažkokiai savo interpretacijai. Vis daugėja, šiaip sakyčiau, tokių karjeros breikų, nes žmonės skiria laiko būtent mokslam, nori persikvalifikuoti, kiti būna tiesiog, galbūt ir nedirba, bet domisi dalykais ir seka tas tendencijas ir tada tas karjeros, ta pauzė, net nesijaučia kalbinant kandidatą, nes kandidatas tiesiog domisi naujausiom tendencijom. Ir tuo pačiu ir galima atvaizduoti savo CV, kad buvo career breakas, bet galbūt baigiai kažkokius kursus ar ne per tą laikotarpį, tai čia yra taip pat viskas puiku, čia yra savęs tobulinimas. Taip, puikiai. Ačiū. Taip, dar klausimas. Kokie minkštieji įgūdžiai, kokios soft skills savybės įsiskiria dažniausiai kalbant su kandidatais, kurie įsidarbina? Gal kažkas būtent jum yra aktualu kaip cybercare, tam tikri įgūdžiai, savybės, kurios atkreipia dėmesį? Tikrai iš Radvilės skaidrio apie tą komunikaciją, irgi galima sudaryti vaizdą, kad išlieka ta tendencija, komunikacijos įgūdis labai svarbus, tai lygiai taip pat, ar ne, vis tiek rekruteris ką padaro, tai pamatuoja galbūt kultūrinę atitikti, komunikacija tikrai svarbi, ką dar galėčiau, kaip įgūdis, ar ne, čia galbūt ir nėra toksai įgūdis, motivacija, norėčiau pakalbėti apie motivaciją, bet galbūt įgūdis atskleisti tą savo motivaciją, ar ne, kodėl domina konkreti pozicija. Tai bet kokiu atveju reikėtų komunikuoti. Dar galiu papildyti, kad labai svarbi mums yra empatija, nes klientų aptarnavimas yra tokias sritis, kur empatijos reikia. Ir taip pat dar ką mes tikriname, tai irgi tą gebėjimą prisitaikyti. Mūsų įmonė yra vis tiek technologijų įmonė, todėl daug kas labai gali greitai keistis ir tų pokyčių būna. Ir ne visi priima pokyčius kaip iššūkį tokį, kur galiu kažko išmokti. Tai mums labai svarbu, kad žmonės tą iššūkį norėtų matyti kaip būtent augimo galimybę, o ne kažkokį labai baisų dalyką, kurio visada vengiu. Dėkoju. Ir dar paskutiniai klausimai. Taip, gal čia ne kiek apie įgūdžius bus, bet gal iš tiesų galėsit pasidalinti savo patirtim. Koks dabartinis darbdavių požiūris į moteris, kurios grįžta į darbo rinką po motinystės atostogų? Gal jūs turėjot kažkokią patirtį, kurią galėtumėt pasidalinti? Aš gal tai galiu pasakyti, kad ne apie mūsų įmonę apskritai, kad vis dar kartais girdžiu tų tokių skaudesnių nuogirdų, kad ne visos įmonės gal priema arba iškart daro prielaidą, kad tai čia vaikas labai dažnai sirgs, tada labai dažnai bus nedarbingumo. Tai kad ir kaip gal liūdnai tai skambėtų, bet dėja vis dar darbo rinkoje girdisi tokios nuogirdos. Jeigu kalbant apie mūsų įmonę, tai kadangi pas mus dirba labai daug jaunų studentų, pas mus labai retas atvejis, kada išeina žmonės į motinystės atostogas, tai nesam taip labai susidūrę, bet tokia ta dėja, bet liūdna tiesa. Ir paskutinis klausimas apie emocinį intelektą, kad būtų užsiminę šiek tiek, gal galite duoti daugiau pavyzdžių, kad ne tik iš vadovo pusės, bet ir iš pačio darbuotojo. Sakykime, irgi darbuotojai, bet nevadovaujančiose pozicijose. Taip, tai galiu truputėlį prasiplėsti, kad šiaip galbūt manyti, kad lyderystė arba ten kažkoks strategavimas yra tik vadovo atsakomybė, tai nuo to vis reikia kuo toliau, tuo labiau atsiriboti. Ir emocinis intelektas yra apie viską. Jeigu įmonėje vyksta daug pokyčių ir nebūtinai vadovas, bet kolegos šalia, užkrečia tą energiją, kad ne, čia ir vėl tie pokyčiai, galbūt yra kažkoks susierzinimas, nepasitenkinimas, tada jis gali atsispindėti ir bendraujant, pavyzdžiui, mūsų atveju su klientais.
Tai emocinis intelektas tokia labai bendraja prasme liečia tikrai mus visus, nes taip, pokyčiai tikriausiai niekam nėra komforto zona, visiems anksčiau ar vėliau gali būti tokių pokyčių, kurie tikrai, nu, pavyzdžiui, pusę mano darbo įgūdžių pakeis dirbtinis intelektas. Skaudu, bet emocinį tą intelektą reikia išlaikyti ir, kaip ir minėjau, taikyti tada mąstyseną apie growth mindset. Kaip tada iš to aš galiu augti, kur aš galiu šitą pritaikyti tada patirti ateityje. Taip pat kaip pokyčius iškomunikuoti teisingai komandai, tai čia labiau gal ir vadovo pozicijai, bet gali būti net nebūtinai vadovo, galiu būti, nežinau, tiesiog projekto vadovė, galiu būti už kažkokį projektą tiesiog atsakinga. Tai labai svarbu yra nepamesti to žmogiškumo ir paaiškinti ne tik, kodėl tai galbūt efektyvu ir naudinga įmoniai, bet ką aš kaip žmogus, kaip specialistas iš to irgi galiu gauti, kur aš galiu paaugti, kokius įgūdžius palavinti. Tai ačiū labai už išsamius atsakymus. Tai manau, kad ties čia ir stabdome savo klausimų atsakymų sesiją.